Man reikia viską persiveršti. Nu, tai vakščiau vėl neskrovė normaliai, kaip vakar. Kaip tu blogai? Viską susirašėm. Pagaliau Šila Unlimited. Tik tu. Gerai, lekiam. O, lengiai. Važiuojam pas Kristupą. Nu, o Lidlas naujas. Viską. Ne tas, kurį padovanoja. What the hell? Vėlas turi du plaktukus. Filmuoji, Pauliau. Jo, filmuoju. Nu, potki. Nu, karočią 9 valandą. Oficialus startas. Gerai, ne? Rock and roll. Pasiimsiu. O, esam vidury niekur. Lietuvoj jau. 9% visų kelių. Jo. Ja, default Lietuva tas momentas. Miškas, daug pievų. Biški kalniukai. Čia tik pusvalandžio važiavimo nuo Klaipėdos jau atrodo kaip Jau atrodo Unlimited. Lietuva. Atvažiavom į Nausodį ir čia tai va yra. Pizė. Šiukas, kamariukas, viską. Viską, kur ten Mogiliovas dar buvo mažas. Žiūrėsim, kas stovės ant pirmos vietos. Jau, eisim rungtynės. Kaip čia painiai. Arėm į Piliakalnį. Nu, pažiūrim, ar verta į Piliakalnį. Čia hardcore atrodo. Žiaur, negaliu patikėti. Neapsakoma. Achujenas kelias. Čia va. Atlėkėm pist kebabą į platelius. Žemaitijos kebabus. Davai. Darom į Porto Grill. Į Žemaitijos kebabus. Šįkart sakau Žemaitijos kebabai. Va. Bombiškai atrodo. Taip. Nu ką, pajudėjom, judam pasimt kebabų, plateliškų, plateliškinių kebabų. Vat, nesupratau, ką vėl visai. Likau vienas prižiūrėti dviračius, kol visi parduotuvai. Bet dabar suvalgysiu šitą kaip nes žmogus. Esu labai hyped. Prisivalgę, Žalgiriu atvažiuojam išsimaudyt į Platelių ežerą. Viskas ant lauko. Ten laukia ten normaliai laikas, laikas normaliai forma. Tu turim. Atvažiavom lengvai pasimaudyt. Šausim paniurką. Keista, kad neatsipė. Tai mergaitė. Ja. Pamiršau paminėti, bet jau išlėkėm. Va, išlėkėm iš Platelių. Šaunam iki Barstyčių akmens. Gavos taip, kad tokiais takais dabar važiuojam. Šis aplentinių dviračių. Tuo išsilenksiu. Puikus. Op! Perfect off. Kažkoks pailgas šuo. Vidury gatvės. Labiuka. Maisto prekės. Barstyčiose. Pasiėmėm po alaus. Šausim iki akmens, dabar bus žiauru. Čia gali stabdyti video, pasiskaityti. No. Čia. Bum, toks meškinas. Žemaitėja brongi. Tylėk pliaurzą, vogausi per morzą. Artėjom akmens. Pagaliau bombinis kelias. Jau buvo užtekę to pašėlusio miškų kelio. Tai tuoj pamatysim Barstyčių akmenį 2 kilometrai, davai. Didžiausias akmuo Lietuvoj.
Nu, fotkinu, pozuokit. Fotkina? Jo, Tai atrodo. jo. Kad padaryk. Kaip James? Benas šoka nuo aukščiausio Lietuvos akmens. Wow. Aš čia tiesiog nučiuošiu. Pavedė iš karto. O, šila iškrito varžtas iš dviračio. Kuris bagažinę laiko. Aš tokį atradau. Toj Benas savo mechaniko dalykus padarys. Bus įbys. Sveiki. Tik tiek iš manęs. Biškį pradėjau. Palei ežerą. Atlėkėm iki ežeriukų įsimaudyt. 100 kg jau numynę. Galim sau leist. Man ten vakarėlis vyksta. Mes va čia. Maudusis Benas. Vyrai išėję pasimaudyt. Nuo antro šodo, nuo antro aukšto. Eina savo. Ar nepabijos Paulius? Op. Ir Kristupas. Op. Liuks. Einam į miego vietą. O, papa. Lėksim karočią pamiegot. Bye bye. Į tokį baisų mišką einam miegot. O. Good night. Čia Beno miegama vieta. Čia mūsų tokia palapinė, viskas. Su vaizdu. Jo, šaldom alų. Benas paėmė valgyt. O, vakarienė. Žiūrėjau, bombino. Šiaip. Jis? Na. Man Pauliu, o atsiliai pats savo kunkam galvą. Einam mes miegot. Labas rytas, suraitytas. Nu ką, kylam iš tą kalną ir pradedam šiandienos kelionę. Va, jau numynėm dvam keturis. Dar liko dvam du iki akmenės. Nu, viskas. Tai žiauriai lengvai minasi. Jep, numynėm. Jau šiandien kem 5 kilus. Koks mūsų šantalas šiandienos galinis taškas? Tas kiaukiai? Ne. Maksai kebabą. Iš pitoką. Nu, 5. Žiaurų yra. Nu ką, esam akmeniai, bet nusprendėm, kad reikia kažką naujo. Tai varom į... Reikėtų ir tuliuką nubombinom. Nubombinam tuliuką, bet dabar varom į naująją akmenę. Ten irgi gal nubombinti. Nes dabar biškai silpnai nusibombinam. Jep. Šilas nesakė, kad pistolas. Atvažiavom į naująją akmenę. Čia į centrą. Jep, naujos akmenės centras. Labai modernu, viskas gražu. O. Šaliukas eina. Baudžia maliuką. Baisminį. Viešoj vietoj. Žiauru yra. Hard.
Žiūrėjau, yra būt Latvijai. Jop, prie pat Latvijos. Žiūrėjau, ten Latvija. A, matos. Matos Latvija, žiūrėjau. This shit beautiful. Atvažiavome į hard vietą. Šoksim pasimaudyt. Biški kitur. Šoksim čia pasimaudyt. Visai netiko visiems. Planas čia šaut. Ieškom konservų pardai. Labai sunku atrasti kažką. Mačiau limtas pasirinkimas yra. Va čia yra. O, papa. Kai Norfoj 3 konservų. Toks va peliukas. O, Bauber. O, Žagarės centras. Labai gražu čia. O, bum. Tokią vietelę atvažiavom. Nu, netyčiom. Ieškojom, kur pasimiegot. Jo. Važiuojam, kur pasimiegot. Bet atradom tokį, bet čia negalim palapinių statyti. Jo. Ieškom vietos, kur miegot. Čia jau paskutinis variantas. Jo, jei ne čia tada virš 2 km važiuot. Bet ten 2 kariai kažkur ieško mum vietos. Tikiuosi atras. Varėm čia dviračius. Dabar tvarkomės vietą palapiniai hamakui. Čia bus transform, kai kitą kartą pamatysit. Dai. Boom! Blet. Nu ką, seki, ateikit, atrodysim savo trobą. Val, turim chill spotas. 2 gyventojai. Vidui. Galim miegot. Palapinė. Netgi. Po apačia palapinės labai daug gyvūnų. Labai daug raudonų skruzdėlių. Taigi čia. Čia Benas, kaip išlepęs, puikiai miega. Nu ir viskas, ir ten mūsų dviračiai dar gale. O. Tikimės, kad nepamatys NPC, kuris ten važiuoja. Tikriausiai, kad nepamatė, arba jam nesvarbu. Suslėpė. Pavalgė. O, grįžta jisai. Nu gal nemato. Ruošiamės eit miegot. Grožimės vaizdu. Kombainas jau išvažiavo namučia. Nu, kombaino nebematyt. Neatvarė laus atsigers. Ne, nenorėjo laus. Eisim miegoti šitą tamsų mišką. Spygina, blėt, iš jų. Einam mes miegot. Labanaktis. Блять. Pradedam kelionę. Ir ateina lietaus debesys. Ir bus šiandien lietaus visą dieną. Tai liuks. O kokia bažnyčia. 12. Dar nuvažiavam tik tais 14 km šiandien. Reiks dėt šiandien važiavimo daug vienu metu. O Šilas pasiruošė dviratį prieš lietų. Atradom apleistą chatą. Atradom įėjimą. Miesto centre, nu kaimo centre. Čia labai random kaimas. Eisim praeksplorint. Atradom kitą įėjimą. Einam pažiūrėt, kas įdomaus viduj. Gerai, čia suprantu, čia kažkas pizino šamotinas plytas, tai įgrauju tečių. Paskui random plytų pasušiu. O, va čia galėtume miegoti, jeigu atrastume, kur reikia. Čia, realiai čia likimas savo. Biškai hominas. Lelius gyvena. O, čia žinys. Ant jo galime miegoti. Gerai patogu. Nieko daug. Bля, čia viso teatro. Yra. Publika kažkoks, čia šiknosparnis, ne?
Ne, čia paukštis. A, jau paukštis. Geras. Kažkokiam kaime pradėjo su mums latviškai šnekėt. Parduotuvės ieškom. Gal atrasim. Čia vidury niekur kaimas. Tiek labai ilgai žvyrkeliais važiavom. Dabar ieškom parduotuvės, nes jau šalkė. Visą dieną nieko nematėm. Šiandien nuobodžiai. Tik tą apleistą chatą. Va. Blėdžiai, biškai kreis buvo. Karvės sala. Su to, hell. Ten nuo pačioj daro patėjimą. O, Nu, neleidžia nulipti dobę. labai ilga duobė. Reikiam nueiti dobę. Eidam duobėn. Gal laiptai kažkaip. O, Benas Oloj. Fucking crazy. Atėjom prie Velykų duobės. Šiaip crazy. Vidury medis. Čia įkrito, ar jisai čia užaugo? Manau, kad Būtų hard, jeigu įkrito. Štomper. Biržus, gražu. O, Antanas fontanas. Viską. O važiuojam išsimaudyti prieš miegą. Lengvai. Šitą keliu važiavam. Atvažiavam į kažkokį šventę. Mes varom išsimaudyti vietoj dušo į ežerą. O, berniukai išsimaudė. Aš irgi vienas iš tų berniukų. Šalta, laukia šalta. Tai vanduo, bet vanduo geras buvo. Tai va. Einam į šventę. Milijardas žmonių. Čia visi. Prusaitis net koncertuos šiandien. O, prie koncerto. Saulutė. Irano miesto šventė užtaikė. Nu, Biržuose labai gražu, viskas faina. Žmonių gadzilijardas. Nu ką, pasibuvom Biržuose, gražus miestas. Nedaug pamatėm. Tenka varyti, ieškot vietos palapiniai. Tai va. Tvarėm į kempą. Valgom vėl skanumynus. Galus užsako, man. Kukinam. Nu ką, einam mes bėgot. Berniukai miega, viskas tvarkoj. Pamojuok. Išjung šviesą, blėt. Atsikėlėm. Benas vėl hamakė. Šilas miegmas šilindas. Tai va, važiuosim iki punktuko. Ant mano šortus reikiamą. Susidėjom daiktus. Pasiruošę kelioniai. Varysim iki punktuko šiandien. O, Kristupas prie kietos aibės. Pamojuok. O. Gerai. Jo. Atradom naują draugą kelioniai. Jis dabar važiuos su mumis. Dabar žvyrkeliu. Begalybę važiuosim. Vidury niekur esam. Tai va, tolimas kelias nusimato žvyrkeliu. Bus pizdėts. Stirno mes čia kartu varom. Palydi mus kaip delfinai jūrai. O. Aukštaičiai. Žvyrkeliu pavažiavę. Labai linksma. Aukštaičiai. Ai, gerai, norėjau tas sumas. Aidė. Ten nuo to akmens atėjom čia. Stokį įsivertų visą, va, pasiėmėm vandens. Biškai gaudam šalteką. Nusprendėm, kad vandens nebeapsimoka pirkti. Tiesiog važiuosim ant naliuko. Norėsim trolių pizzą. Trolių pica Anykščiuose. Šilas paliuoja, kad nenori. Ką, pirmas sprogimas. Kaip tik ant pietų metą prie Emilio namų. Tai bent tiek žvyrkelis nebuvo palankus šilai. Vis dar čia. Pasidarėm kempą, biškį pasivalgysim. Viskas normaliai. Šilas jau susitvarkė. Liuks. Trumpam baigė žvyrkelis. Varysim išsimaudyt, gal čia yra. Kur? O, ten
kėdų. Mes ieškom kur. O. Atvažiavom. Čia į ežerą. Labai daug žmonių. Nieko. Šoksim biškį. Nykščius, o kaip gražu čia. Vau, 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 vyva, vyva. Nu, varom iki trolių picos, dabar lengvai užkast. 5 cemų pizza. O papa. Oho. Oi, gražiai, gražiai, šventoji upė. Teka gražiai viskas. O, labai gražu čia Nikšiuose. Pasėmė trolių pica. Trolių pica. Noriu atsigert padažą. Jo, labai daug lietuviška pica. Gal net Barbekina. kaip laisvim, čia įdomu. Valgom. Labai mažai. Kakojam, dabar lekiam iki punktuko. Hebra, hype, hype. Va, kaip gražu miške. Atvažiavom į punktuko akmenį. O čia Darius ir Girėnas nupiešti. Labai gražus miškas, viskas parkelis gražus. Benas ieško varžtą, kur pamėt. O. Einam miško gilumą, kad nieks nepamatytų mūsų, nes pareitų baudą į pagautų regioniniam parke. Tai va, slėpsimės. Beveik nieko nesimato, mes jau stovyklai, o šilas. Čia mes kamufliažą pasidarėm. O mūsų palapinė, pilna šakų. Čia va, čilus spotas. O, Anykščių šilelį. Čia, pamajok. Liuks. Ką tik atsikėlėm. Anykščių šilelį. Dabar ant staigaus sutvarkysim palapinę ir eisim valgyti pusryčius. Banguota. Važiavom sunkiai pro lietų. Pagaliau gavom savo prizą. Bum, kiek dūmų. Dabar kai dėsim, niekur šiandien tikriausiai nebevažiuosim, čia statysim palapinę. Nereiks nuo palapinę, ant pievos atsigulė. Įdomu. Atvažiavom į kaimą ir tokią bažnyčią stovi. Tokio kietumo. Priešais parduotuvę. Tokiais keliais varom. Linksmėjai kalnelį tie. Pirmyn, aukštyn, visur. Non-stop. Žiauru. Tai va, sunku. Šunus atėjo ieškot maisto. Tokia strategija, visi nuėjom pakakoti ir kol kakojam, kraunamės telefonus. Va, toks gyvenimas gamtoj. Keliu Utena Vilnius, ilgas minimas, nuobodus. Šiandien jau tokią dieną pišmolėtose pabuvom, bet ten tik prie Norfos pagrindė. Tai va, nuobodžiai, bet bez Dony šiandien miegosim, tai viskas gerai. Nemenčinė, labai įdomus miestas, čia gėrimai pigiau, ten pilsomas alus ir šiaip alų pardavinėja paprastai. Čia kebabinė ta Azat, sujungtos pardas dvi. Nu, labai faina čia, man patinka. Pasėmėm valgyt. Neris yra. Aš jau savo apsvalgiau. Šokam į nerį. Oi, baisiai būt. Dai kupį išsimaudyti, kažkada šiandien visi. Oi, ne. Stičinį nerį, stičinį bidlokį. Nu, vat, Kristovas tokį skanų pasiėmė. Zaza box. Zaza box jau vadinas. Su padažiuku, viską. Keliais. Nusprendėm, kad geriau šiandien biš daugiau paminsim, kad kitom dienom mažiau būtų. Nes yra energijos, yra laiko, tai va, lekiam dar kažkiek 10 km papildomai. Kažkur random atradom upę. Varom išsibaudyti. Iki kiaušų, tiksliai iki kiaušų, nedaugiau. Belia kiek. Bombinė upė. Kažkas iš tautos. O ką, vyrai išsimaudė. Nieks nebesmirda. Su šampūnais, su viskuo. O. Atėjom į spotą. Bus transformation. Davai.
Gerai, ten nebuvo paskutinė vieta, apgavau. Pakeitėm lokaciją. Atgavikas. Gerai, dar bus transformation. Stogą net neuždėdė, vėl pro. A, jo, stogą neuždėjom. Nu ką, vakarienė. Spausdinai visą mūsų location. Utenos. Va. Kūvai spygina, blėt, Pauliu, kiek galima, na. Va, mes palapinę einam miegot. Nors matysim rytrytą. O, varom labai banguotų žvyrkeliu. Ką apkepina saulė, tai kelionės pradžia. Toks va kelias. Lekiamės nuo kalno, belekiek. Čia nėra mašinų nieko. Kai bosai čia važiuojam. O, pilį atvažiuojam pažiūrėti. Dar ten tokia bažnyčia visai kieta. Va, pažiūrėsim, kas pilį gera, gal užkovosim. Medininkų pilis, va, tokie bokštai, tai čia prie pat Baltarusijos sienos, uždaryta. O ten, va, bokštas kokį. O čia ten pilis buvo, čia iškau va tokia va bažnyčia. Papa, kai gerumo. Gaila, į vidų neįleidžia. Dar pabandysim nueit. Man Beždžionių piliakalnio. Toj busim Dieviškėse. Dieveš kažkur ten. Va, iš ten atėjom. Va, pėdinam atgal. Damušiau savo duoną su užtepėlę. Dabar laukiu kažką pavalgyti ten. Dieveniškės. O, Lietuvos galas. Spogo vidurys. Atvažiavom. O, tai tau. Dar atgal iki Vilniaus reiks mint unlimited. Svarbu atvažiavom. Pilom vandenį paskutinį. Lėksim iki Vilniaus, šiandien 5 km iki autobusų stoties. Šitoj parduotuvėj buvom. Buvom ir toj. Tai va. Viskas Dieviškėse pabuvom. Lietuvos spogė. Nieko labai crazy nebuvo, bet dabar bent spogė buvom. Kaip gali ūkio nebuvo, nieko gerai, čia žiauriai crazy. Ai, nu, čia labai crazy iš tikrųjų buvo. Šiandien daugiau pamatėm negu, tarkim, užvakar. Jau šiandien pamatėm Baltarusijos sieną. Ja, crazy buvo. Šiandien jie visai įdomu. Ką tik iš pasienio išvažiavom. Ja, Kristupas Dargys dviratį. Labai gerai pavažiavom. Atvažiavom į didžiuosius Baušius. Vo, tai tavo, čia tai miestas. Pasidarėm kakų visi, pasikruojam telefonus. Nu, tipo. Nepadarai kakų? Padariau kakų, Ai, nepasipraviau. Ai, nu tai negerai. Karoči, kem 4 kilo iki Vilniaus, būsim dieną anksčiau pabaigę kelionę. Tai va. Ai, let's go. Pat esam va Vilniaus. Toj būsim bare. Dėsim šiaurių. Šausim vieną alaus. Atsičiūnai darbą. Šausim alaus. Pergalės alaus. Įveikia visą kelionę. O, kažkoks čia va baras. Pergalės alaus. Įpusėjom. Sidras apujienas. Benas mergaitišką sidrą pasiėmė. Paulius nieko nesupranta apie sidrą. O. Nu va, einam link autobusų stoties. Kelionė eina į galą. Čionkas, pičionkas. Nu va, esam autobusai jau. Žiūriu tik toką su ežiuku. Jau Benas žiūri. Labai kiut. Mielas ežiukus. Pozna. Šilas irgi ten. Judam į Klaipėdą. O 4 ryto. Vyrai grįžo iš pachodo. Važiuojam dabar. O, esam ant Šilo tilto. Ir čia užbaigėme kelionę. Mes čia neužmynėm, čia užlipom. Jo, iš tikrųjų užlipom. Tai va, ačiū visiems, kurie žiūrėjo, kurie rėmė mus. Ir iki kito karto.
visą.